sustoja, visi žiūro į kaimo pusę, kur jų buvo kaimas, kur jie žaidė, kur gyveno su tėvais, kur vieni kitus pažinojo. Nors šis kaimas visai ne prie ko. Jie nieko nenusikalto ir jie nieko blogo nepadarė. Visai vis randi naujų veidų. Ko žmonijai negana, ko žmonėm neužtenka, ko jiem neužtenka, kodėl taip yra. Lidicės žudynės buvo visiškas Lidicės kaimo sunaikinimas 1942 metų birželį. Tai sulaukė istorinio dėmesio kaip vienas labiausiai dokumentuotų Vokietijos karo nusikaltimų, ypač atsižvelgiant į tyčinį vaikų žudymą. Už Heidricho nužudymą buvo įvykdyta mirties bausmė visiems 173 kaimo vyrams vyresniems nei 15 metų. Iš 503 gyventojų buvo net 184 moterys ir 88 vaikai, kurie buvo deportuoti į koncentracijos stovyklas. Vaikai buvo atskirti nuo motinų, o 4 nėščios moterys buvo išsiųstos į tą pačią ligoninę, kurioje mirė Heidrichas ir buvo priverstos pasidaryti abortus. Štai čia tas laukas, kuriame buvo Lidicės kaimas. Buvo mokykla, buvo daug namų, gyveno virš 500 žmonių. Štai čia parodyta, kad 173 vyrai buvo sušaudyti šioje vietoje. Ne visus iš karto sušaudė, kaip kurie buvo išėję kažkur į darbus, prižiūrėjo savo gyvulius kažkur už kaimo. Na, bet jie grįžo, 11 vyrų dar grįžo vėliau, juos taip pat suėmė, sučiupo ir taip pat iškart sušaudė. Žmonės net nežinojo, dėl ko miršta. Jie nesuprato, dėl ko. Vokiečiai viską dokumentavo. Tai vienas labiausiai dokumentuotų nusikaltimų, karo nusikaltimų prieš žmoniją. Jie netgi laikraščiuose skelbė, kad būtent taip pasielgė. Visi apie tai žinojo. Čerčilis žinojo. Čerčilis įpykęs pasakė, sunaikinam jų dabar kaimus kelis. Bet jie atkalbėjo, nuo to nesuprato, kad paskui vokiečiai vėl keršys ir naikins kitus kaimus. Vokiečiai to neslėpė. Ir tam buvo priežastis, jie norėjo parodyti visiems kitiems, kas gali būti, jeigu priešinsitės režimui. Nors šis kaimas visai ne prie ko. Jie nieko nenusikalto ir jie nieko blogo nepadarė. Bet buvo klaidingai paliudyta, kad šis kaimas yra prisidėjęs prie pasipriešinimo dalyvių. Nors tai buvo netiesa. Jis gyveno įprastą gyvenimą. Čia niekada nebuvo apsistoję ir jie niekada nepadėjo pasipriešinimo dalyviams. Paskui paaiškėjo, kad kitas kaimas buvo prisidėjęs. Ta kaimą taip pat visai žudė ir sulygino su žeme. Štai teritorija kaimo. Namai, įsivaizduokit, kaip namai stovi. Bažnyčia stovi. Mokykla, vaikai laksto. Štai čia kaimo bažnyčia. Išlikę pamatai. Štai altorius. Buvęs bažnyčios. Taip pat likę pamatai pastato kažkokio. Didesnis pastatas gali būti, kad tai buvo vaikų mokykla. Škola. Taip. Tai buvusi vaikų mokykla. Daug vaikų kaime gyveno, vaikai ateidavo mokytis. Ir pažiūrėkite, koks paminklas, iškalbingas. Čia vaikučiai mokėsi. Bet jau jiem buvo atostogos, birželio mėnuo buvo, kai visa tai įvyko. Tokia nedidelė mokyklėlė. Moters paminklas, kuri dengia savo veidą nuo visų šių žudynių.
Pažiūrėkite į šiuos vaikus, pažiūrėkite jų veidus, jų visi veidai skirtingi yra. Įvairiaus amžiaus. Vaikai 14-13 metų, iš vis mažutėliai yra, pažiūrėkit kokie. Yra metų laiko vaikai, galima sakyti kūdikėliai, metų, 2 metų. Jie ką tik gimė, ką tik pradėjo augti. Jų gyvenimas tik tais prasidėjo. Štai, aš einu aplinkui ir vis randu kitų, koks mažutėlis. Dieve mano, kokia tragedija šio kaimo. Štai kiti vaikai ir va. Mergaitė, nulenkus galvą. Viso kaimo vaikai buvo išžudyti. Ir dabar netgi yra, jiem atnešami žaislai, padedami jų atminimui. Štai. Ką jie turėjo išgyventi, kokį pragarą. Mažai buvo aukų sušaudyti 200 vyrų šiame kaime. Mažai buvo aukų, kad visas moteris ištremti į koncentracijos stovyklą. Tai ne, dar reikėjo ir visus vaikus paimti, atskirti nuo tėvų ir išvežti atskirai nuo tėvų. Įsivaizduokit, kaip tokius mažutėlius galima atskirti nuo mamos ir traukinio vagonuose vežti keliasdešimt dienų į Lenkiją, kad paskui juos toj Lenkijoje koncentracijos stovykloj nužudyti, nunuodyti dujomis. Kas jais pasirūpino? Kas jais turėjo pasirūpinti tais mažiukais visais? Yra ir vyresnių, bet nedaugiau kaip 14 metų vaikai, kadangi nuo 15 visus vyrus sušaudė šiame kaime. Štai mergaitė berniuką apkabinusi, galbūt broliai sustoja, visi žiūro į kaimo pusę, kur jų buvo kaimas, kur jie žaidė, kur gyveno su tėvais, kur vieni kitus pažinojo. Štai matau. Visai ir vis randi naujų veidų. Ko žmonijai negana, ko žmonėm neužtenka, ko jiem neužtenka, kodėl taip yra. Kodėl vokiečiai įvykdė tokį žiaurų nusikaltimą. Čia ne žydų vaikai, tai paprasti čekai. Čekų vaikai, ne žydai. Nors nėra pateisinimo jokių vaikų žudimui. Bet būtent kuo šis kaimas nusikalto. Kodėl jį visą sulygino su žeme. Tai kas toks buvo tas Heidrichas? Tai Vokietijos specialiųjų tarnybų ir vyriausiosios Reicho saugumo valdybos viršininkas. Būdamas ir Gestapo vadovu, Heidrichas savo nuožiūrą galėjo įkalinti Reicho priešus. Heidrichas pirmininkavo Vensės konferencijoje, kurios dalyviai aptarė galutinio sprendimo logistiką. Su kitais kūrė okupuotų kraštų gyventojų naikinimo sistemą. Daktare Lange, prieikite arčiau. Nesislėpkit. Iš Baltijos šalių girdžiu tik geras naujienas. Jekelinas įgalioja man jums pranešti, kad Estijoje žydų nebeliko, o Lietuvoje ir Latvijoje, išskyrus mums talkinančių žydus irgi nebe. Taip ir sakiau, puikios naujienos. Heidricho tiesioginis vadovas buvo SS lyderis Himmleris, o pats Hitleris Heidrichą vadino geležinė širdis žmogumi. 41 metų rugsėjį Heidrichas buvo paskirtas Čekijos gubernatoriumi. Jis derino represinės priemonės ir masinės egzekucijas su bandymu nuraminti Čekijos valstiečius ir darbininkus. Jo sėkmė nuraminti Čekijos gyventojus užliūliavo Heidrichą klaidingų saugumo jausmu. Jis važinėjo atvirą automobiliu ir buvo įsitikinęs, kad jį niekas nesiryš pasikėsinti. 42 metų gegužės 27 dienos rytą Heidrichas važiavo iš savo vilos į savo biurą Prahos pilyje. Kai jis pasiekė Prahos Kobylisį rajoną, jo automobilį užpuolė 2 kariai Gabčikas ir Kubišas. Automobiliui artėjant link posūkio, Gabčikas iššoko ant kelio ir nukreipė savo automatą į Heidrichą, bet ginklas užstrigo. Heidrichas, matydamas, kad į jį nukreiptas ginklas, neįsako savo vairuotojui kuo greičiau važiuoti iš įvykio vietos, bet savimi pasitikintis Heidrichas įsakė sustabdyti automobilį. Nei Heidrichas, nei vairuotojas nepastebėjo kito agento esančio šalimais. Kai Heidrichas atsistojo nušauti Gabčiką, netoliuose esantis Kubišas sviedė granatą į Heidricho automobilį.
sprogimas sužeidė ir Heidrichą, ir Kubišą. Kubišui ir Gabčikui pavyko iš įvykio vietos pabėgti. Heidrichas nuvežtas į Bulovkos ligoninės greitosios pagalbos skyrių. Sužalojimai nebuvo dideli ir gyvybei negrėsė pavojus, bet Himleris įsakė savo asmeniniam daktarui Gebhardtui skristi į Pragą ir rūpintis Heidrichu. Nepaisant karščiavimo, Heidricho atsigavimas atrodė gerai. Atskrido netgi asmeninis Hitlerio gydytojas Morelas. Jis pasiūlė naudoti naują antibakterinį vaistą. Tačiau Himlerio gydytojas manė, kad Heidrichas pasveiks ir taip, ir šį pasiūlymą atmetė. Birželio 4 dieną Heidrichas mirė nuo sepsio, tai yra kraujo užkrėtimo, kurį sukėlė arklio plaukų gabalai iš automobilio sėdynės apmušalų, patekusių į jo kūną sprogus granatai. Pragoje buvo paskelbta nepaprasta padėtis ir įvesta komendanto valanda. Kiekvienas padės užpuolikams turėjo būti sušaudytas kartu su jų šeimomis. Prasidėjo kratos, buvo patikrinta 36 000 namų. Dėl represijų buvo sušaudyti 157 žmonės, tačiau žudikai nebuvo rasti ir nebuvo gauta jokios informacijos. Naciams paskelbus apie amnestiją ir 10 milijonų kronų atlygį už informaciją apie žudikus, vienas iš saviškių, Karelas Čiurda, išdavė Gestapui 10 kovotojų ir jų šeimų narių vardus ir gyvenamąsias vietas. Po nužudymo dalis pasipriešinimo kovotojų, skaitant visus parašutininkus, slėpėsi Pragos bažnyčioje. Prasidėjus paieškoms po nužudymo, parašutininkai neturėjo kur slėptis, niekas nenorėjo jų priimti, todėl keletas jų apsistojo šioje bažnyčioje. Vienintelis kunigas, kuris sutiko juos priimti, tai būtent į šią bažnyčią yra netgi tikros žymės nuo tų laikų, kada vokiečiai apsupo šią bažnyčią po išdavystės. Na ir štai pavaizduotas kunigas, kuris irgi tapo auka, buvo vokiečių nužudytas, parašutininkas, ir yra žymės, juo šaudė pro tuos langelius, kišo šlangą, bandė vandeniu užlieti, nes jie buvo požemyje pasislėpę ir turėjo ginklų ir vokiečiai niekaip negalėjo jų paimti. Visokiais būdais bandė ir granatas mėtyti, ir vandenį lieti, ir jų nei vieno gyvo nepaėmė. Jie visi buvo arba nušauti, arba nusižudė patys, kad nepapultų Gestapui į rankas. Užeisiu į vidų, čia galima užeiti pasižiūrėti. Štai tas ginklas, iš kurio buvo pasikėsinta, bet jisai užstrigo. Vadinasi Britų Sten. Na ir patys pasikėsinamo dalyviai, štai kaip jie atrodė. Janas Kubišas ir Josefas Gabčikas. Heidricho mašina, į kurią buvo mesta granata. Ginklas užstrigo, bet granata sužalojo Heidrichą, kuris vėliau mirė. Na ir jo laidotuvės, valstybinės laidotuvės. Ir štai ta vieta, kur vyko pasikėsinimas. Laikraštis apie tai, kuris rašė, kad 10 milijonų buvo siūloma 10 milijonų. Gaila, kad neleidžia į požemius pasižiūrėti į tas vietas, kur jie buvo apsistoję, kur gynėsi. Užeisiu dar į šitą bažnyčią pažiūrėti, gal kažką pamatysiu. Vyko kovos, didelės kovos, daug vokiečių žuvo bandydami juos paimti. Čia irgi vyko kovos, bandė vokiečiai pro čia eiti į viršų, nes keliese sargyboje stovėjo viršuje. Štai tas balkonas, matosi, ten buvo pasislėpę. Na ir niekaip kitaip negalėjo vokiečiai užeiti, reikėjo tik per tas duris eiti. Štai per tas. Ir kai tik eidavo, taip juos ir nukaldavo. Pėdėje baigėsi šoviniai ir ginklais negalėjo jie gintis, tai pasiliko savo paskutinius šovinius ir patys nusišovė.
Ši bažnyčia su tikra istorija. Heidricho laidotuvės Berlyne dar nesibaigė, kai birželio 9 dieną buvo priimtas sprendimas atkeršyti už jo mirtį. Visus vyrus išžudė, moteris išvežė į koncentracijos stovyklą, atskirai nuo vaikų, vaikus irgi. Iš visų vaikų kaimo tik keli vaikai išgyveno, kurie buvo atrinkti kaip tinkami germanizuoti ir buvo paskirstyti į SS šeimas. Tokie kapai. Antkapių nėra. Ir viskas auga tokiais augalais ant jų. Kaip kur yra antkapiai matosi. Kaimas buvo padegtas, o pastatų liekanos sunaikintos. Taip pat buvo paskirsti visi kaimo gyvuliai ir visi naminiai gyvūnai, netgi šunys ir katės buvo išžudyti. Nepagailėjo net tų, kurie yra mirę anksčiau ir palaidoti. Jie buvo visi iškasti ir sudegyti jų kūnai, o kapai išlyginti. Tada buvo išsiųsta 100 žmonių vokiečių grupė, kuri pašalino visas matomas kaimo liekanas, nukreipė per jį tekantį upelį ir nukreipė kelius netgi. Na ir štai pabaigai tokia įdomi istorija, vis dėlto pasibaigusi vienam žmogui labai keistai iš šio kaimo, kuris irgi gyveno šiame kaime, bet jis išliko gyvas. O istorija jo yra tokia. Vienintelis suaugęs vyras, kuris gyveno šiame kaime ir išgyveno šį žiaurumą, buvo Františekas Seidlas. Taigi apie jį rašo, kad jis buvęs šio kaimo mero pavaduotojas, kuris buvo suimtas 4 metai iki šių žudynių ir apie šias žudynės jis nieko nežinojo. Taigi po tų 4 metų jį paleidžia namo ir jis ateina į šį kaimą. Ir įsivaizduokit, po 4 metų jis ateina, jis čia gyvenęs, žino kelius, iš Pragos čia netoli atvažiuoti apie 15-20 km. Taigi jis ateina į šį kaimą ir ką jis mato? Įsivaizduokit žmogaus nuostabą, kada tu ateini ir nematai pastatų, nematai kelias lyg vedė, čia dabar veda lyg kitur, upelis lyg čia turėjo tekėti, bet jo nėra, kažkur jis nukreiptas kitur, o kur namai? Juk nebuvo nei šitų paminklų, nieko, buvo grynas laukas, viskas sulyginta. Nieko nebuvo, dirvožėmis ir užsodinta javai. Nežinau, kas tuo metu buvo laukuose, kai tas vyras atėjo, bet jis turėjo labai nustebti ir pamatyti, nežinau, didelį išgąstį, turėjo jis labai įsigąsti, kad ateini į tą vietą, kurie tu gyveni ir štai tuščias laukas, nei namo, nei pamatų, nei žmonių, nei vaikų, nieko nėra. Taigi jis apie tai sužinojo jau vėliau, jam pasakė aplinkiniai gyventojai, kas įvyko šiame kaime. Jis buvo toks sutrikęs, kad pasidavė SS pareigūnams, jis grįžo į Pragą ir pasidavė. Ir jis pasakė, aš taip pat esu Lidicės kaimo gyventojas. Aš nebenoriu net gyventi, sužinojęs tai, kas įvyko. Jis nenorėjo gyventi, jis neturėjo kur eiti. Ir nors buvo nustatyta jo tapatybė, buvo nustatyta, kad jis tikrai šio kaimo buvęs gyventojas, bet jį tiesiog įspyrė lauk SS pareigūnai ir liepė neždintis. Po karo jis dar išgyveno apie 15 metų ir mirė 1961 metais, tai paskutinis šio kaimo gyventojas. Ir jis nežuvo tik dėl to, kad tuo metu buvo kalėjime. Šalia šio tuščio kaimo yra Lidicės kaimas, kuris po karo buvo atkurtas, bet ne šioje vietoje, šiek tiek toliau. O kapinės išliko tos pačios, toje pačioje vietoje. Na ir štai kaip jų atrodo urnos, neuždengtos ir padėtos fotografijos. Įdomiai, tikrai nesu matęs, kad taip urnos būtų atviros tokios. Man tikrai patinka tai, ką matau. Čekijos kaimas Ležaki taip pat buvo sunaikintas praėjus 2 savaitėm po Lidicės įvykių. Ležaki buvo mažas kaimas, ten buvo tik 7-8 trobos. Bet Ležaki kaimas buvo išties susijęs su tai žmonėmis, kurie nužudė Heinrichą, nes jie netoli jo nusileido iš parašutų
ir buvo apsistoję tame kaime. Tenais jie paliko radijo siųstuvą, kažkoks žmogus jiems padėjo, ir paskui po Gestapo tardymo, kada kankino tam tikrus žmonės, išdavė, nes buvo keletas žmonių, kurie buvo su tuo susiję. Gestapo agentai jame rado radijo siųstuvą priklausantį pogrindžio komandai. Visi 33 suaugę vyrai ir moterys buvo sušaudyti. Moterų jau nesiuntė į koncentracijos stovyklas, visus sušaudė. Vaikai buvo įsiųsti į koncentracijos stovyklą. Irgi nugriovė pastatus, viską išnaikino, gyvulius, bet kaimas nedidukas, bet jis yra išlikęs ir jis gana tolokai nuo čia yra ir aš neturiu galimybės nuvažiuoti į jį. Bet štai yra fotografijos, kurios galima pasižiūrėti. Tiesiog atkurtos tos visos sodybos, kur buvo iš tikrųjų tie namai ir dabar taip kaip ir kiekvienoje sodyboje yra po paminklą skirta tų žmonių atminimui. Skaičiuojama, kad dėl pastangų atkeršyti žuvo daugiau negu 1300 žmonių. Į šį skaičių įeina partizanų artimieji ir jų rėmėjai, kunigas, kuris padėjo partizanam ir daugybė atsitiktinių aukų, tokių aukų kaip Lidicės kaimas. Aš vaikščiodamas po tokias vietas dažnai susimastau, išties, kas mes per žmonės esam, kodėl darome tokius žiaurius nusikaltimus. Kada pradedi gilintis į tų žmonių asmenybės, kurie žudė žmonės, matai, kad prieš karą, kurie buvo budeliai, žudė žmonės, vaikus žudė, kur jie tiesiog net ranka nesudrebėdavo kūdikį užmušti. Ir yra daug biografijų tų žmonių. Ir kada pasidomi jais, pasirodo, kad prieš karą buvo tai santechnikas, kitas, kuris mėgsta labai žudyti ir šaudyti, buvęs mokytojas. Į tai žiūriu kaip į amatą. Pirmiau jo mokomosi, vėliau išmokstama. Trečias turguje dirbo. Tai paprasti žmonės. Tik svarbu, kad negirtuokliautų darbo metu, nes ima netaikliai šaudyti. Kyla klausimas tada, kas pasidaro su žmonėmis, kai pasikeičia aplinkybės. Vienas iš mano karių labai mėgsta šaudyti vaikus. Mat, be tėvų jie vis tiek neišgyvens. Jo manymu, jis tiems vaikams daro paslaugą. Logiškai mąsto, tiesa? Ir tikrai nedidelis procentas žmonių, kurie laikosi savo įsitikinimų, kurie laikosi savo nuostatų, savo vertybių, kurie laikosi. Ir jiem yra ne tas pats. Ir tokie žmonės išlieka savimi, jie neina, nežudo. Jie kaip tik stengiasi išgelbėti kuo daugiau tokių, kas yra pasmerkti mirti. Taip išeina, kad gali žmonės būti geri. Gali netgi tam tikrom aplinkybėm jie išlikti žmonėmis. Bet daug kas renkasi tą lengvesnį kelią, nes išlikti žmogumi reikia pastangų. Reikia daug pastangų, kad išlikti žmogumi ir kad niekada neskriausti tokių vaikų.